Sveiki, aš Arnas Kirėjevas ir tai mano svajonių 11-ukas. Vartininkų renkuosi Buffoną. Iš tiesų šį žaidėją stebiu nuo pat mažens ir tikrai manau yra vienas geriausių vartininkų pasaulyje, todėl jam skiriu vartininko poziciją savo 11-uke. Dešinėje gynyboje renkuosi Cafu, žaidėją iš Brazilijos, kadangi jis išsiskiria taipogi savo sugebėjimais, tiek techniniais, tiek greičiu ir savo atakavimo įgūdžiais. Dešiniojo vidurio gynėjo renkuosi Pepe, žaidėjas iš Portugalijos, kadangi yra labai aukštas, gerai sudėtas, fiziškai stiprus žaidėjas, tikrai labai agresyvus ir manau irgi jam skiriu tikrai tvirtą vietą savo 11-uke. Kairiojo vidurio gynėjų renkuosi Sergio Ramosą, tai iš tiesų dar vienas labai agresyvus, stiprus ir tikrai savo sugebėjimais išsiskiriantis žaidėjas ir manau tikrai turi labai tvirtą vietą šalia Pepės, kadangi jie kartu yra kaip nesustabdomas dvejetukas. Kairiojo krašto gynėjų renkuosi Roberto Carlosą. Šis žaidėjas yra labai fiziškai stiprus, greitas ir turi tikrai nepakartojamą tolimą smūgį. Kairiojo vidurio saugų renkuosi Čevi, tai žaidėjas išsiskiriantis savo techniniais įgūdžiais, gerai numatantis aikštę ir gaudamas kamuolį jis jau žino, ką darys. Vidurinių vidurio saugų renkuosi Sergio Busquets, tai taipogi yra žaidėjas išsiskiriantis savo techniniais įgūdžiais, savo aikštės matymu ir gebėjimu apgauti varžovus aikštės viduryje. Šį vidurio saugų trio užbaigė su dar vienu buvusiu Barcelonos žaidėju Andrés Iniesta, tai dar vienas žaidėjas, kuris labai gerai mato aikštę, gerai atlieka perdavimus ir yra labai techniškai geras žaidėjas. Dešiniojo krašto saugų renkuosi Lionel Messi, vieną geriausių pasaulio žaidėją, kuris yra labai techniškas, greitas su kamuoliu ir labai gerai supranta žaidimą. Kairiojo krašto saugų renkuosi Cristiano Ronaldo, tai dar vienas geriausių pasaulio žaidėjų, kuris turi puikius fizinius duomenis, gali mušti iš toli, iš arti ir yra įmušęs daugiausiai įvarčių. Puolėjų renkuosi Pelé, tai Brazilijos futbolo legenda, kuri tais laikais pasižymėjo savo triukais, įvarčiais ir paprasčiausiai žaidimo mąstymu.